Keturakis. Amerika pirtyje. Pirmoji dalis. Muzika. Amerikoje gera, Amerikoje gražu, nei karvių veržti varo, nei reiškia avižų, nei lengvėra, nei jausti, nei nežinau ten kapsty, kai vežiukas įraus, žydėtų princesi. Kodėl sakyk Amerika, tu taip nori esi, ir žlugtume Ameriką, Ameriką visi. Kodėl sakyk Amerika, tu taip nori esi, ir žlugtume Ameriką, Ameriką visi. Ten kažkokie ponai medžioja pandeles ir šypsosi maloniai, jie siūlo vandeles. O vienas pats gražiausias prieisi prie tavęs ir pakuždės į ausį, mat patik į AS. Kodėl sakyk Amerika, tu taip nori esi, ir žlugtume Ameriką, Ameriką visi. Kodėl sakyk Amerika, tu taip nori esi, ir žlugtume Ameriką, Ameriką visi. Nuo seno žmonės kalba ir kalba netuščiai, kad vienas turi galvą, o kitas atvirkščiai. Kad viskas puikiai, mes nesvarsto jų keli, vienam prašau nesainis, kitam tikrai skylė. Ir vaškosi jis jai, kai su nuoskauda širdį, atranda vėl Ameriką, Ameriką pirty. Ir vaškosi jis jai, kai su nuoskauda širdį, atranda vėl Ameriką, Ameriką pirty. Kitaip sakant, siuvėjas. Aktorius Algirdas Pintukas. Vincas. Šiaudinė kaime išžydi kaip žiedas, o jai porninka iš žmogiškos drėdas. Brūkis ir laimė ir vėliai kariauja, prieš negalą naują Vincų lygas nauja. Tegul jie kur pasikarė, su savo mergom ir su visu kuo. O ką jie čia turi ant mano sveikatos saistys? O, jau Rudis saviškius gundo. Ką ten? Sako, kažkoks šalavalka turi mums mergas darkyti ir mes rankų neturim vyrai. O, rūpužės. Rūpužės! Neduos jie man su mergom sueit. O ką tu su tokiais jonvaikiais? Andai per vestuves naujintėlius kalešius draskė. Prakeikti radę ėmė visi ant klumpį austytis. Ten savo krašte, kaip nuo šunų, negalėjau atsiginti, iš ten pabėgau, tai čia vėl tas pats, snorkliai. Jie nori, kad aš su visokiais klumpiais susidėčiau. Dar nosis nusišluostykite. Paničiučki, kur tik tai sutikdami. Ot ir paničiučki, chamai. Užgins jie man lenkiškai šnekėt. Pšekrev. Skradžiai žemę, jūs naikit su savo mergom ir su visu kuo. Didelio čia daikto ten tos jų mergos. Kol tepi, tai važiuoji. O kad ir ant tos karvės be kampių, agotėlės ar tai maža, aš išdėjau. Visos prakeiktos tokios. 100 velnių. Nejaugi aš taip ir nesusirenksiu į tą Ameriką. Nu, kad žmonėms tai ir sekasi. Žiūrėk, tas nuėjo. Pinigų nėra. Bet kad kitas katiko prie dūšios neturim ar nueina. Galvos reikia. Nesulauksit, kad aš čia ilgiau skurščiau. Čia ir gaiši, o gero nematysi, turiu ant savo pastatyti. Škoda gadas, pane. Aktorius Antanas Žekas. Antanas. Ar mato šį paprastą žemės artoja gražus, nors ir jų degalų nevartoja, protingas visokeroj nieko nebuvęs. Ir ką čia per daug priponavo?
Sveiksi. O, Vincentas, sveiks, brolau. Tai seniai matėmės jau ne pusę metų. Sveiks. Sveiki. Tai ir tu, Jomarka. Ogi atsibaladojau. Čia šiokie tokie reikalai. Tai sėsk, brolau, sėsk. Na, tu tai savo kraštą jau visai pamiršai. Išėjai ir išėjai. Tai žinai, kaip meistras negi vietoj nusidės. Na, ar dar vis apie šį kraštą maišaisi? Tai dar, o ką? Pamėgau čia tau. Tai smagu, miestas arti. Žinia, kaip tau. O žinai, Vincatė, aš tavęs šiandien tyčia ieškojau. Čia man tokis reikalas. Žinai, ką, Antanai? Jeigu tu apie tą skolą, tai žinai, kokie uždarbiai dabar menki, brolau, kitą sykį. Tai, kai jisai, aš tik klausau. Aš ir užmiršęs buvau apie tos niekus rasime, brolau. Antanai, brolau, aš buvau sudaręs. Taip. Sakau, sueisiu, atiduosi, bet man čia toks reikalas pasitaikė. Išleidau visus. Na ką? Jau dabar sudarysiu, tai Antanai jau... Kada čia apie tuos niekus lyg nerasime? Na taigi, tai sėsk, Antanai, sėsk. Tai kokį, sakai, reikalą turi? Taigi, aš taip žinotum, Na, ar tau tenka būti pas... kur? Bekampės, Katruos bekampius. Tai kad jų čia keli yra. Tai kur Agota yra duktė. Tai pas juos. Pas juos. Tai kaip, aš juos gerai pažįstu. Labai geri žmonės. Dabar mane užprašė siūt pas juos. Tai pas juos. Pas juos. Tai tu pažįsti jų Agotą? Tik sykį teko matyti. Per padivintinį mūsų bažnyčioje buvo, tai matė vienas parodė. Ir kaip tau patiko daili? O taip jau dailė, kad dailė. Na, tu mat, sakyk, ar teisybė, kaip aš girdėjau, kad tas bekampis Na. žentų reikalaujas. Na. O sako, pusėtina te jų vieta. Tai gal tu ketini pirštis pas juos? Reikia. Aš bada tik tavęs norėjau paklausti, sako, kaip tu visi čia gyveni, tai galėtum žinoti, kaip čia pas juos einasi. Reikėtų pabandyti. Tik tu, brolau, niekam nepasakui. Tai bus, kas nebus, ne. To jau šnekas, aš to nenoriu. Tai Anava, tai ką? Ką aš tau, koks pliuškis, Antanai, ar ką? Taigi jau, brolau. O kažin Vincentė, kad taip nors alaus išsigertume, Antanai, gal tiek to. Sako, ir alus šiandien nekas kažkokios pamazgos. Tai vis išgersim, Gal tiek to, Antanai. Nu, tai ką? Gal kitą kartą sueitume ir pašnekėtume. Tai ką? Gal nenešk, ką Tai ką? Gal nenešk, ką tu čia darai. Morkelio, Morkelio. Oho, Antanukas. Aš tik žiūriu, kas čia jam darosi. Anksčiau tai už tuos 7 rublius praeit neduodavo, dabar ant alaus šaukia. O čia žiūriu, kas į žentus girdi pas bekampį. Ale kad žmonės ir žodyje. Pusėtina, sako, vieta, o jis pats apie juos nieko nežino. Agota jam patinka šimtspyka. O kad taip čia kaip nors apie juos gerai apsisukus. Kažin dalę jisai nuo brolio atsiėmęs. O diegas, girdi, rasime. Nežinau aš tavęs, brolau, tu uždvilekį tai pasikartum. Ot, kad taip čia juos. Įtaisysiu. Truks laikys. Juk Agota su pareidais, su saldumynais, su alum tai į balą nuvestum. Kasam, Kasam,
kokios čia bonkos, voliukės, tai ne po 2 stiklų nebus. Ką? Šitą bonkį tau per mažą? Šitą bonkį tau per mažą? Kokia čia monus, akis leis, lygas aklas. Kad aš taip gyva būčiau. Nu kokis tam staklas, nu kokis tam staklas. O tik pinigus lopti, tai žino. Taip. Sveiks, Sveiks. Antanuk. Sveiks. Tai gal sakau, Antanuk, jau ir dalę nuo brolio atsiėmei. Tai ne va jau. Jau. Visa. Tai ne va visą, bet kokiu taip keistai žiūri, ar tai tau gyvas? Kad, aš čia taip sakau. O taip. Anai, Taip. brolau, o tu vyras, va? Taip. Oi, vyras, aš sakiau, kad iš tavęs žmogus bus. Šiandien spypkiu tau, dabar Antanai vietą gerą peit. Tu žinai ką, tu su bekampiais apsižiūrėk, jau kaip čia tau vieta. Tai bet tiesa? Tiesa, o kaip? Jisai žentų reikalauja, ne vienas ten suka. O kiekgi tai jų... Ko? Laukų. 3. 5. 50 marų. Buvo 3, bet paskui 20 pripirko, bet jau koks laukas, Antanai. Tai būtų nei šio, nei to. Na, aš kaip pats dėl savęs sakau, kokie žmonės, koks namas, to aplinkui nerasi. Na tai ragaukim, Antanai, ragaukim. Antanai, tai ką čia mes taip sausai? Sausų nieks neklauso, reikia dar morkelių užrakinti. Da, be reikalo, Vincutė, bus gana ir šito. Antanai, brolau, ar mes kasdien sueinam? kasdien. Aš kaip tikra brolį su jais džiaugiuosi, Antanai, reikia dar alaus. Antanai, aš atnešiu. Antanai, o geri! Diktas vaikinas, kad tik ne tas išlaidumas kaip gyvento, o dabar skatiko nemoka pasidaryti. Mergas lakdina. O tas prakeiktas dabišnumas, tai reikia dar jam šitų tošių ant kaklo, šitų mazgų. Tai kad tu čia galą priponausi, vis kampininko vaikas ir gana, visi žino. Galai žino, kaip dabar man padaręs. Vincas Rodija. Gerai, kad jisai juos žino. Reikės katrą dieną būti ir gana. Jeigu te, kaip Vincas sako, vieta nei iš jo, nei to, tai jokių būdų neapleisia. Turima tekti, ar kad merga, tai merga. Antanuk, nebereikalo, aš pas tave per svodbą tai netiek išgersiu. Palaukit dar kažkai kaip nusiduos, neperšaukęs, nesakykis. Antanutis sveiks. Minėsi mano žodį. Aš tau sakau. Tu tik tai nuvažiuosi, pamatysi ir daugiau nieko nebenorėsi. O kad tu su jais susitaikysi, Antanai, matai, aš kažin ką statau. Sveiks. Jiems va tokio, kaip tu ir reikia. Jie nei dalios nieko nežiūri. Jiems svarbu, kad kaip reikiant vyras būtų. O kai tu toks vyras, ir ant pažiūros, ir ant visko, tai merga ir tėvai prie tavęs kaip lipte prilips. Sveiks. Duok dieve jums santaiką, meilę. O man tai ką čia šnekėti, o lūpti, kol lūpas ir gana. Duok dieve, kad iš tavo burnos į Dievo ausį. Antanuk, bet jau kokia merga. Skersai. Ir išilgai eik, tu vos nerasi kaip nulipdyta. Tai žinai, ir aš taip norėjau sakyti. Bet kokia darbininkė, Antanuk. Na, gyventupi. Vienturkė, o kaipgi? Aha. Kiek parėdų Taip. ir šiaip visokio gero ten pilna. Trobos, Taip. namas, tvoros, višta. Tik kad jam žmogui ne ta bėda. Kokia bėda, a? Skolos turi. Skolos argi? Tai ne va skolos. Vajei. Ar daug? Net pasakyti nėra kaip. Tokia keista skola. Tai šiaip kokią bėdą turi, ar... Bėda. Bėda. Bėda turi. Da.
laidavo valsčiaus kasoje už girtuoklį tokį. Dar giminės, sako jam. O tai šitai, laidam. Ar už daug? Ar už daug? Už 200. Bus. Kasė? Busė? Kasė. Bus. Tai kas bus? Kas bus? Atiduot turima. Gaila tokio žmogaus, bet kad pats kalba. Tai tu laiduokdavo už katrą. Tai jau dabar ir terminas. Jis ir manęs klausė, ir aš nežinot, kur gero žmogaus, kad nors pusei metų už ne per didelį palą. Va žydai taip pat siūlo. Prasidėktų su žydais tokius palokius lupa. Tu žinai ką, Antanai? O tai sakau dabar, kaip gerai jums būtų abiems. Kaip paranku. Kam? Kam? Tau su bekampiu. Juk tu dabar atliekamų pinigų turi. A tai to? Apie tą skolą? Na taigi, tai geriaus nei tau, nei jam nereikia. Tai kaip? Kad aš jam pinigų paskolinčiau? Na taigi, tuos 200 rublių. Jeigu galėtum, kaip sako, sukrapštyti. Su tuo tai mažas daiktas, 200 tai kas man yra. Man tik nusispjaut. Bet kaip dabar čia? Da niekur nieko? Tai tegu jisai palaukia, sutiksime, raštus padarysime. Gerai tada. Gerai. Antanai, gerai, tai gerai, bet matai, kada dar tas bus? Taigi, o matai, jam žmogui šiandien reikia. O šiandien? Tengi nelauks, atėjo terminas ir duok. Nors iš po žemės iškaskė, Antanai, brolau, argi tau ne vis tiek, Antanai, pas tokį žmogų, tai geriaus ne kaip pas save laikyti, bet už tai paskui, be pusė žodžių nuvažiuoja ir sutinka. Kaip? Anot tavęs ir taip nei iš jo, nei to būtų. Bet kad, brolau Vincai, be rašto aš negaliu. Be rašto, brolau, nei rankas tai mano paskutinis žodis, kaip kirviu įkirsta. O, tu neišmanėlė, Antanai. Na, kas tau sako, kad be rašto? Aš tik tai klausaus. Pagaliaus be rašto ir jis pats neapsijė. A ne? Ne. Jis toks žmogus, Antanai, kad jis tavo šiaudgalių nepaims, Antanai, ką čia šnekėjai? Aš šiaudgalių nepaims. Tai kurgi čia kiši dabar? Tai tiek to. Ale kaip su palūkiu? Ma, brolau, žmonės patys siūlo po 15. Nu, gan jau, gan. Nuo tokio žmogaus, tokiam reikale, rengiesi susigiminiuot. Už karališką galėtum atleisti, Antanai. A tai tiek tu. Šiandien ranką, brolau, tavo žodžio. Tai tik dėl mergos, brolau, tik dėl mergos, tokia merga, kad... Antanuti, nesigraudinsi. Judu su bekampiu kaip parinkti. Jisai irgi toksai lėtas. Tu jam paskui prie tų dar kiek primesi. Palauk. Jis tau viską užrašo. Ir tu, ponas, kaip norėsi, taip jį vartysi. Aš tau sakau. Jau koks jisai žmogus. Klausyk, Antanai. Šiandien pats sueikim su juo ir pašnekėsim. Tai jis čia yra. Tai kaip yra. Va, sveiks, dėkui. Mes tik šitą reikaliuką čia dar pabaigsim ir pašnekėsim. Tada aš jūs suvesiu. Tai sveiks, Antanuk. Sveiks. Vincatė, aš tave kaip tikrą brolį, Vincatė. Oi, Antanuk. Vincatė, būsi per brolis, a? Jeigu prašysi. Na tai žiūrėk, Vincatė, apie tos niekus, kad tu matė, kiek kaltas, tai tu nesirūpinkit. Kad mums šitas nusiseks, aš tave iki gyvas neužmiršiu. Kad man kas iš širdies velio, tai aš ne tai, aš jam rodosi viską atiduočiau. Aš tokį žmogus. Antanuk, tai jau kas tave peiktų, tai pats toks būtų. Einam, tai... Ką? Daug. Kas ten? Na... Kas?
pažiūrėk, ja. Antanu, tai tu mane ant kampo rasi. Tu esi gyvas, brolo. Aktorius Algirdas Vrubliauskas. Bekampis. Bekampį pažįstate darbštą, sukurtį velnias padišo jam žmoną ir būrą. Iškreipė galvoti ir nebus padangai, bet mes dar patirsim teisybę bekampį. Tai da kas tau? Nebijok, nepražūsi, kol sersti mus Fabčikas spėjo. Oi. Nematė. Tai gerai, kad dar spėjau čia iššaukti. Na, pranešė Dievas. O, kai jie kur pasikartų su savo pinigais, ponė Dietau, nesugriežyčiau iškėlė kur koja, taigi už akių ir už akių. Vienas gaišina, kitas kamarniku gazdina, o Raulandai atsikalbino, tai dabar vėl gaudo, kai jie kur prapoto su savo. Tikrai? Oi, lyg Fabčikas praėjo. Och, nelabasis, tai tarytum pėdą suodžia. Nu, kaip jisai, tai va, nuo vieno pabėgau, tai dabar kitas. Aktorius Leonardas Zenčius. Fabčikas. Dar Fabčikas gyvas žydulis, protingas visur, jis nespėjo visiems reikalingas. Palaukit, toj bus ša. Nebėda sutrumpa pirmoji pagalba, jūs Fabčikas būna bekampį globoja, tarytum reikėvas. Pagarbintas tėvas. Jūs, a tu manęs nepažįsti? Matai, kad Fabčikas ne tave. Klausyk, o tu nematai mano moterų, aš noriu namo važiuoti. Moterų ieškai. Moterų ieškai. Nu, tai ko tu čia trūnai, nu? Tavęs į kalnas klausi. Oi, va, iš čia to ateis. Oi, Fabčik, kad aš labai neturiu kada. Iki sveikas. Nu, tai eisim, pakalbėsim Raulą, sutiksim jam pralauk pats ten. Aš pats noriu tavęs paklausti. Nu, tai eikim, jūs. Juoj. Nu, Arba šitą pažiūrėkite. nebijok, Jozu, aš juoktysiu. O. Raulas jau namo važiuoja. Nu, Jozu. Kas bus, a? Aš jau tau sakė kartą, 2 kartų, 10 kartų. Jozu, nu, aš laukt negali, nu, ich kann nicht warten, nu, tu man užmuš papjaut, pakat aš negali, nu. Kada man bus pinigai? Man geld, nu, kada man bus 500 rublių? Nu tai iš kur aš dabar tau, Fabčik, taip umai paimsiu, iš kur ašgi čia surinksiu, taigi patski žinai, kokie buvo metai, kokie mano kviečiai buvo. Jėzu, jis tu negrėšik Dievo, nu, tu ateik pas man, tu pamatysi kvietelį, va, auksas, o ne kviečiai. Yra ant sveta kviečių, Jozu, yra, tik pas tai viena nėra, nu. Tai matai, Fabčik, kad matai, Dievas nepadeda, tai ką dabar padarysi? Jūzu, nu tai kokias tas tavo Dievas, nu, kad jis tau į tavo arodą daug gražių kviečių neužpylė, nu. Tai matai, kad gal mes neverti. Neverti, nu tai ką daryt, da? Was sollen wir machen, Jozu? Jozu, aš tau paskutinį kartą klausiu, kada bus pinigai? Fabčikulė, susimildamas, ašgi tavęs jau kaip tėvo, prašau. Tai iš kurgi aš dabar tau taip umai paimsiu? Iš kur aš surinksiu? Taigi pats žinai, kokie buvo metai, kokie mano kviečiai.
Jėzau, paskutinis žodis, letzte Wort. A bus piniga, ei? Gerai, pažiūrėsim, jau pažiūrėsim. Nu, ko tu ten žiūrėsi? Tu imk atiduok man skolą, paskui nors ant kolono užlipu į žiūrėksą, nu. Ach, tu panedė, tu šventas. Tai negi aš tau užginu. Gerai, va, iš kito paimsiu tau atiduosiu. Jėzau. Mano vaikai. Ir mano pačius duoną valgo, Jėzau. Aš negaliu. Aš tau tokį palokį moku. Nu, daug tu man šveičitas palokį sumokėjai, nu, zukmyk. Gerai, bet raštą išdaviau. Kas tavo raštą, nu, kas man iš tavo raštą, nu, bumachkė, džir. Nu, klausyk, taigi tas pats pinigas, tu tik per sūdą. Paieškai. Jėzau, koks nepratelė prova eina. Jėzau, kad mūsų vaikai to nesulaukia. Duok Dieve gražų. Nu, Jėzuli, su gražu, nu. 5 metus gyvenam, Jėzuli. Nu, amudu ėjom į provą, nu, tu man pasakyk, zok mir, nu, ar ėjo kada falčikas į provą? Oi, falčikuli, tai duok Dieve, kad ir su kitais. Jėzuli, aš negaliu, man tavęs gaila, nu, dievaži gaila, nu. Mano tokis natūras, nu, aš turiu širdį. Aš noriu būt pratėliu. Jėzau, duosi man į mano vežimaitį savo ūkį dobilą, aš karvutę laiką. Oi, psich, tai kokiegi mano dobilai? Tugi pats žinai, kokie buvo metai. A tu žinai, kas buvo, tai taip supuvo ir... Nors tu pačiu, šieno savo ūkį pritisi, a ką daryti, Zohrovai? Nu tai reikės jau, kad ir tų pačių, tai ką dabar darysi? Jėzuli, bulvių maišelį supilsiu, vaikai taip mėga tavo bulvių. Oi, psich, taigi aš pats mažą, bet turiu tik man sėklai, neužteks, nu tai... Kakis tu žmogus jūs, kakis tu žmogus, aš netikėjau, tu man gailėsi šitą savo ūkį, kartuką bulvų, kartofel, Jėzau, kakis tu žmogus. Gerai, jau duosiu tų pačių įimą tave tėvai, ką man su tavim daryti. Jėzuli, susimylė dabar, aš vaiką parsiųsiu. Jėzau, ranka mazgoja. Liksmei, bleib gesund. Esi sveikas. Och, tu ponedė, tu šventasis. Girdėjau 500. Na ir pasidarykit tu man taip greit. Palauk, tai ką čia tas netikėlis skaito? O kiek aš iš jo ėmė? Tada paėmiau 150, dar nei 100. O paskui po 3, po 5, nu tai kas? Tai 400 nėra. Girdi 500, o kiek palūkių išmokėjau atlygis, kiek kartų perrašinėjau. Oi, kas su to netikėliu be prirašo? Oi. Sakau, niekas žmogui taip neėda, kaip skolos. O, vienas pilį atiduok, kitas atiduok, trečias atiduok iš skolą, aš atiduosiu. Bet nieko, kad aš tik iš tų skolų išsirėsiu. Man tas žmogus taip pat. Pusei metų. Och, tu vėlė, kaip jis po krūtinę įda. Kas ir čia nuo to alaus ar nuo ko? Žuvis pas peisiuką lyg kažkuo ir trenkė. Tai reikės prašyti pas morkelę, nes su pipirai. O, jūs čia, dėdė, sveiks. Tai botago užėjau, dar jau reikia kam. Dėdė, aš jums gerą daiktą pasakysiu. Ką, Vincutė?
Aš čia apėjau tokį žmogų, jūs anadien klausinėjot manęs. Klausinėjau, kad veiks neklausinės, bet kai svietas kokis, jeigu katras turi laiko apsigniaužęs. Tai kad jūs ieškot nemokat, kodėl aš? Bet to nesijuokė. Tai kuo jūs mane laikot? Sakau, radau žmogų, gaunat pinigų ir gana. Tai Dievo malonė būtų. Klausyk, kiek jisai galėtų, a? Kaip sakė, 200. Mes jau viską su juo sutarėm, sušnekėjom. Ai, tik tai mums teks jis prigauti. Mat jis nori pas jūs į žentus. Kai kuldėvai žentus, kai jisai taip galėtų, klausyk, Galės, galės. Jis viską galės. Kaip mes norėsim, taip jis ir galės. Jūs tik ant manęs atsidėkit ir viskas bus gerai. Klausyk, kaip jisai taip be raštų eitų, a? Kurgi be raštų? Nė neužsiminkit. Jūs galit apsiimkit taip, kaip jisai nori. Oho! Tai ką jūs vaikai manot, kad bekampis turi skolas, tai jau kai be žentų jau nebeseis. Kitas atėjęs su savo pinigais, gero palaus. Kai jūs nesulauktumėte, tai jūs pamatysit, ką bekampis užgėdos, aš kaip taip ištaisysiu traumas, išmokėsiu skolas, jūs pamatysit, kai jūs bekampis užgėdos. O dabar, Dėdė, tai kad jūs manęs nesupratot. Aš jums sakiau, kad jūs tik tai tyčia taip apsiimtumėt, kad neprivalote ženklo, kad tinkat namus užrašyti, geras žmogus pasitaikyt. Suprantat? Jūs tik tai toliai ant visko tinkate, kol iš jo pinigus išgausit. O paskui tai galėsit jį visai trukdyti. Tai didelė išimtinė, tai kokios ten dalios. Jis ir pats tada atsisakys. Aš sakau, jeigu mokėsit su juo kaip reikiant apseit, tai jūs ir daugiau su juo pinigų gausite. Aš sakau, ką? ką tugi su tavytum? Ką? Tai kasgi tau buvo pasakyti 500? Gerai, jeigu bus nors 4, jeigu sakai, kad jisai turi. Klausyk, jį taip peršnekėjus, a? Kurgi peršnekėjus? Neužsiminkit. Jūs galit apsiimkit taip, kaip jis nori. 200 prašykit, suprantat? Sakyk, man daugiaus nei nereikia. Nereikia. 200. 2. O ką žinau? Kaip vienam gal užteks. Tai, kad tik tam vienam reikėtų. Dėdė, tai jūs imate 200 ar ne? Ne, tai liks sveikas. Tai va. Jis sako, kad neimu. Tai va dėl to. Neužsiminkit daugiaus. Visą reikalą sugadins. 200 prašykit ir viskas. Duok Dieve, Vincutį, tau sveikatą. Teko pas nors ir 200. Tai ką dabar padarys, kad vis tokie metai, matai. Vėl su tais savo metais, dėdė. Iš tikro, kam jūs tuos metus taip garbinat? Žmonės, paklausk, žmonės neatsigiria metais, jūs kaip metai, taip metai. Tai jei kas tuoj supras, kad pas jūs iš viso gerų metų nebūna, tai tas vaikinas atsisakys ir pinigų gali visai neduoti jums. Taip niekai, dėdė, ne. Aš ne iš žodelio, tada tai ne iš žodelio tik. Palauk, taip irgi negerai. Palauk, klausyk, dėdė, klausyk. Aš pamokinsiu, kaip reikia šnekėti. Klausyk, pirmiausia, kad moters, nieko nežinotų. O patirs ir be patinka žentas, įtrauks paskui kokias kilpas. Klausyk, dėdė, klausyk. O prieš tą vaikiną, Dėdė, jūs girkitės kiek galėdamas. Sakyk, pas mane visko pilna. Viskas pas mane gerai, sakyk. Taigi, palauk, tik sakyk jam, žinai ką, tik sakyk, kad man žentų reikia. Taigi, Aš sakau, jeigu mokėsis su juo kaip reikia tapsai. Palauk! Kaip dabar čia išeina? Togi sakai, kad girtis ir pinigų prašyti. Taigi jisgi ko nenumanytų, a?
Aš tam vaikinui pasakysiu. Moteris ateina. Ateik čia pašnekėsim. Eik čia. Aktorės Regina Varnaitė, Bekantienė ir Emilija Šablauskaitė. Agota. Prie moterų vyrė savo reikalus mes, jos turim namų svarbesnių negu mes. Prieš moteris vyrė pavirs kryžimus, nes jos visada teisingesnis už mus. Va štai jau gulėlė prinokus, o jį kaip ką turi, tai turi iš karto matyti. Kad baimė jokies. Kas Dievo tau duota, lai būna pupytė dorai panaudota, negundai dalelėm, negerkim vidručio. Nebent tik senė. Išeikit, vyručiai! Šitą moterėlė vyresnė truputį tikriausiai suprato Agotos mamutė. Prisėskit, vyručiai! Su vyrais įmoka reikėtų ištekint dukrelę, ne juokas vakai, Bekantienė po gėlę ir pučia. Užtenka, vyručiai! Tai tu čia. Tai kad tu tėvai man miltus iš krūmo atneštum. Norėjau pati neštelę, kad šonę taip nudėgi. Bet tai jau pirkai jau miltų. O kągi darysi nepirkusi? Taip žmonės prašo, kai jau taip, kas, ogi dar ir giminės. Kai sakiau, kad būtum atsisakius ir ką, tai iš kogi dabar tęsėsi? Apie ką čia šnekam, Lėja? Taigi su kitam svatistom. Su kokiam svatistom? Ai, žinau, Tai kad sakiau, kad nebūtų reikėję nei nieko. Ir išmanimas gi tavo. Imsi dabar dėl to svarelio miltų ir giminių atsižadėsi visko. Pragaiši dėl to. Pragaišti, bet kad be reikalo, tai kas iš to užsimanė, taip nei šio, nei to. O tai, jau žinai, kad net tavo giminės tau nieko nebereikia. Nors galą, gal patešą, ne kaulą graužti. O nebijok į savo tai prasižiodinės į gerklę pilą. Rodos, koktu ir žiūrėti. O tas landumas taigi nesvytiškas. Tai ką tu man čia prikiši? Taigi tos saviškis jau ne tik jau priešeri, bet ir atlankus prikrovus išleidyti, tai aš tau nieko nesakau. Ko? Ko? Kad atėjo būtų. Matė ką? Pavasarį prikrovai broliukui kripet šiaudų. Vat atiduos, jisai atitiktų laukti. Taip, o taviškis ratą atidavė. Pakliuvo į nasrus, tai sveikas dingęs. Atėjęs išmerkė, dabar tai išgauk iš jo. Aš nežinau jau, kad mano giminės, tai jau nors svietiški žmonės. O čia taigi čigonai kokie tai. O tavo tai geršesni ir už čigonus. Ne iš gero pas broliuką čigonai nakvoja. Tai dar reikia, kaip norėsi, tai padarysi. O, kas tave jau peršnėkis, laiv? Taigi čiagi ne liežuvis, čia malūnas. Tai kad širdį užduodi. Nu? Dievuliau, jau jam mano giminės, tai ne giminės. O nebijok, kai nuvažiuosi, tai taip prisipenėsi. Čia nesurodo, aš pas juos kada važiuočiau. Ko nori? Kur? Užmiršai, Taigi, nuo tavęs. Tai tik tas tėti. Tik žino, kad važiuos, valgys gers, bet jie tik tai šnekėtų. Tai ką tu su to pusgalviu? Tu su juo į vietą, kaip žmonės išeisi. Geričiukis, visam želiniai su akėčiam. O, tik žino, bankutę pasistatęs, su broliuku pažytą sėdėti. Kažin, ar aš iš kromo viską paėmiau. Mėlės yra, radzinkos yra. Taigi dar vazdikėlių nepaėmiau, o reikės arielkos pavirinti, nors ant bargo pas motelę nepaėmsiu. Tai kam dar tos arielkos
vėliauka bus. Nežinai tų pulkauninkų. Kol jie prisirengs, aš sėdėsiu, kaitinsiu akis. O, kaipkis. Paimsiu kvortą. Da vandens prisipilsiu ir gerai, o kągi darysi? Ale tu, mat, jau dar čia. Jaugi dėl jo vieną ir nuo giminių atsiskirkina visko. Taigi į grabą nesineši, o nuo žmogaus susigręžti, taigi jisai susigręš. Mama, žiūrėkit, kad šitas mašas patiks apadžiuoti, o dar nenorėjote imti, sakėte, kada žiūrėti. Ai, mai balavai ten ir kada. Tai dabar visos taip plačiai vadžiuoja, nėra kada. Taip, aš dar maišą nuo morkelėnės nepaėmiau, kur anadien su rydikais atnešiau, o tai ir liktų. O tokis naujintėlis maišas, einu paimsiu. A tu, vaikeli, nubėgi, paimti nors už keturską, tai tik gvazdikėlių ir imbėrą. Tai pinigų duokit. Nu, tada paimsi. Sakykite, kiaušinių parduosim, taigi jau atiduosim, jau, nu. Kad įstokdama, kadgi graži, tarytum mainosi. Kad tik nenušustų. Bet tai kas jau visai greit nenušus. Jeigu nušus, tai kas dėl parnešiosiu. O nuo mane imti ir gana brangu. Gerai, kad dar žydelką pažįstama, pamberkiau ir paleidau, kas jau čia man, jau jinai mane žino. Nedėlioju, išeinu ankstyvųjų ir išnešu kokį puskapį kiaušinių, ar tu man pirmieną. Mama nežino, kur vištos deda. Tai betgi, kad pasisiūdinsiu jakutę. Oi, kad nesulauktų to neužauga, kad vis jos viršus bus. O tai kiek neįsiuvinė, kad jau kokia naujesnė mada, tai vis pirmutinė. Aha, nemaninkime, kad aš paprašysiu Vinco, tai kad jis man taip jau įdarys. Tas žmogus tikėki, kam kitą sykį. Tai matai, tikėki, kada kam. Tai jūs, dėde, iš jo ieškokite. Ar tai galimas daiktas, kad už kito bėdas jūs turite atsakyti? Tai ką iš jo imsi, kad jis nieko neturi? Tai kad nieko neturi, tai ką imsi? Tai tu žmogus žinok tik kitas. Taigi, tik tu matai žmogus, žinoki, kada kitą sykį. O dar neva giminė? Neva giminė. Tai kada Antanuk dėdei galėtum, jam to jau reikia? Kada terminas sakė? Poryt? Katru? Katru, į kasą, katru. Už poryt sakė? Ai, į kasą už poryt. O, tai tada nėr ko laukti. Kad paskui kaštų kokių nepasidarytų. Kaštų. Tai jeigu jau jums, dėdė, taip greitai reikia, tai už poryt, dėdė, jūs čia būkite ir aš būsiu ir atliksime kokį daugiaus. Greičiaus aš negaliu. Tai kaip, dėdė, už poryt galėsite? Tai kodėl negalės? Kodėl negalės? Kodėl, tai kad aš ir dabar ir pajausiu, Antanukį, kad vis tokį metą. Na tai gal tik su Paulukiu tada sutarkim ir bus viskas. Antanuk, aš manau, kad nuo dėdės tai per daug neėmsi. Tai aš nežinau, kaip nuo jūs, dėdė, tai per daug neišpultų. Taigi, man irgi atrodo, kad kaip nuo dėdės, tai karališka užteko. Taip dėl visako. Juk jau visai be Palukio, tai dėdė ir pats neapsiimtų. Tada kas? Na, tai Antanuk, tada sakyk, kiek ir gali. Tai jau tiek to, tegu bus karalius. Kai jau čia duos Dievas pagyvesime, gal ir arčiau susėsime. O Dieve, tai karališkas tinka dėdė. Oi, tik dešinietiškai, tada su kitais tai. Na tai Antanuk, žiūrėk, kad būtum už poryt, kad nesutramdytum dėdės. Jeigu aš jau sykį pasakiau, tai pasakiau. Mano žodis, brolodai, pinigas. Tai ką čia šnekėjai? Antanuk, ar aš tavęs nepažįstu, ką?
Tokį vyrą, tai skersai išilgai, niekur nerasi. Drąsiai ant jo dėdė galite atsidėti. Duok Dieve, Antanutė, tau sveikatą, Antanutė. Nu, kad vis tokį. Tai kada jūs dėdė už tuos niekus, kad aš tokį žmogų nepagelbėčiau? Aš iš tikros dušos, jeigu man kas patinka, tai aš ne tai. Aš jam rodusi viską atiduočiau. Aš tokį žmogų matai. Tai jeigu taip, tai gal ir Magaričias reikėtų. Kažin, kad jau likva. Vėlau, kurdama namai. Tai jau teko, kai viską pabaigsime. Tai tiek to. Tiek to. Tai kada dėdė aš pas jūs galėsiu būti, ką jau. Patys matot ir duos. Tai žinia, ko čia lauk? Ko čia lauk? Tik šitą reikalus ten jo pabaigti. Pabaikim. Tai tiek to. Tiek to tada. Tiek to. Na tai ir eikime, kur da mano namai. Einam. Tai mato, tai tvarkosi viskas pasauly tada. Žmogus žmogui bičiulis, bet kiaulė ir mums braižuo išmokti galėtų. Pramatant visi reikalai. Pirmos dalies pabaiga.